Būk autentiška. Tiesiog būk savimi. Labai logiškas pasakymas, ar ne? Taip, žinoma, aš labai noriu būti savimi. Tik palauk. O ką tai reiškia? Ką reiškia būti autentiškai savimi? Kuri aš iš tikrųjų yra autentiška? Galbūt ta pati geriausia aš? Na, ta, kuri yra miela, kūrybinga, puikiai nusiteikusi, ta šaunuolė, kurią yra taip lengva mylėti ir kurią aš taip noriai parodau kitiems. Bet ar tikrai? Giliai savyje mes abi puikiai žinome, kad tai yra tik viena mūsų dalis. Dažniausiai mes didžiuojamės ją ir ji mums yra labai svarbi. Ir taip pat mes abi puikiai žinome, kad yra ir kita mūsų dalis. Ta dalis, kurią mes dažniausiai slepiame nuo kitų akių. Ta mūsų dalis, kuri dvejoja savimi, kuri kartais tingi pakilti nuo sofos, persivalgo šlamšto, nenori išsiplauti galvos. Ji moka stipriai supykti. Ji nerimauja ir moka giliai liūdėti. Ir taip pat ji bijo. Ji bijo, kad kas nors pamatys jos netobulumą ir ją atstums. Ji nesijaučia saugi būti savimi. Ir tą dalį savęs mes slepiame po šypseną, po stiprybės karūną, po tais subtiliais žodžiais man viskas yra gerai. O vidinės žaizdos kraujuoja ir jas mes slepiame taip pat. Slepiame nuo kitų, bet labiausiai jas mes slepiame nuo savęs. Apsistatom sienom ir gyvename savame kiaute, o paskui net pamirštame, kad jis apskritai yra. Kuo kietesnis kiautas, tuo trapesnė tavo širdis. Galimai tas tavo kiautas yra vienintelė saugi vieta, kurią tu žinai, tik ten taip liūdna gyventi. Tu jį jau seniai išaugai, taigi tau tenka susimažinti save, kad tilptum čia. O čia telpa tiek nedaug. Čia nėra vietos tavo svajonėms. Todėl tu įtikini save, kad tavo svajonės yra niekam tikusios ir visai nesvarbios. Tu nebežinai, kas tau yra svarbu, kas tau iš tikrųjų patinka. Tu nebesvajoji. Na, argi verta? Vis tiek viso to nebus. Tai galbūt ta dalis tavęs yra tai, kas tu tikrai esi. Tiesą pasakius, aš abejoju. Ir aš netikiu, kad nei ta gera, nei ta išsigandusi mergaitė mumyse nėra tai, kas tu esi iš tikrųjų. Kad ir kaip tu dabar save matai, tu negimei tuo, kas dabar esi. Tu išmokai tuo būti. Išmokai iš savo tėvų ir senelių, iš mokyklos, iš aplinkos, kurioje augai, kultūros, religijos. Tu išmokai iš kiekvieno mielaus apkabinimo ir kiekvieno atstūmimo, iš kiekvieno komplimento ir iš kiekvieno kritikos žodžio. Tu išmokai būti tuo, kas esi, iš kiekvieno žmogaus, kurį tu mylėjai ir kurio tu bijai. Taigi, tai, kas tu dabar esi, iš esmės yra tik tavo patirčių rinkinys. O autentiška tu esi tik tiek, kiek tu leidi savo autentiškai būti. Kiek autentiškai tu leidi savo būti savimi. Ir tik tiek, kiek tu jautiesi saugi, tai parodyti pasauliui. Tavo apsauginis kiautas yra labai labai realus.
Jis padėjo tau išgyventi, kai jo tau labai reikėjo. Ir galbūt tikrasis pavojus jau senai praėjo, bet tavo kiautas tebėra. Tu jam nedavė instrukcijų, kad jo galiojimo laikas baigėsi ir jame tebėra įkalinta tavo nervinė sistema. Ir kol ji yra užstrigusi išgyvenimo režime, į tavo gyvenimą ji įsileidžia ne tai, ko tu nori, o tik tai, kas jai yra saugu. Ir jeigu tu dabar negyveni taip, kaip tu nori, tai tik todėl, kad tavo nervinė sistema yra per maža, kad galėtų įsileisti visą tą meilę, gėrį ir gausą, kas jau dabar yra aplinkui tave. Autentiškumas reikalauja tavo vidinio saugumo. To jausmo, kad tau nebereikia bėgti ir gintis, kad esi saugi būti savyje, su savimi, nesvarbu, kas nutiktų. Vidinis saugumas yra gilus pajutimas savęs. Šiam jausmui reikia drąsos. Reikia išdrįsti, išlysti iš savo kiauto. O tai gali jaustis lyg mirtis. Ir iš esmės tai ir yra mirtis. Mirtis to, kuo tu tikėjai, kad esi, tam, kad galėtum sukurti save iš naujo. Reikia priimti sprendimą. Ar tu nori likti savo kiaute ir priimti tai, kas yra, arba nugriauti tas savo sienas ir išmokti jausti saugi pati su savim. Tikrai, toks sprendimas reikalauja drąsos. Pastebėti savo sienas reikalauja drąsos. Bet va taip, kai tu jas pastebi, net nieko su jom nedarydama, tu jau pradedi atsisukti į save. Tu jau pradedi ieškoti savyje atsakymų, pradedi tyrinėti, ką iš tiesų tau reiškia būti savimi. Tau, ne kitiems, ne pasauliui, o tau. Ir būtent čia tu pradedi kurti save iš naujo. Ta tikra, autentiška versija išmintingesnė savęs. Nors žinai, iš tiesų tu nieko nekuri. Nekuri nieko, ko tu jau nežinai, kad esi. Tu gimei tai žinodama, kas tu esi. Tik per gyvenimo triukšmą tu pamiršai. Taigi, iš esmės, atsisukdama į save, tu tik vėl susitinki su savim. Matai, būti savimi yra jausmas, kad nesvarbu, kas bus, aš išgyvensiu. Nesvarbu, kas yra, viskas yra gerai, nes aš esu saugi savyje. Tas jausmas yra tavo prigimtis, jis jau yra tavyje. Ir kaip tu išmokai jį pamiršti, tu gali išmokti jį vėl prisiminti. Niekas kitas šio jausmo tau sukurti negali, tik tu pati. Nes jis ateina ne iš išorės, ne iš kitų žmonių meilės ar jų pritarimo, ne iš statuso kažkokio, ne iš karjeros, ne iš pinigų. Jis ateina iš tavo vidinio santykio su savimi. Štai kame yra esmė. Kad galėtum būti tikrai savimi ir jausti saugi savyje, tu privalai atkurti santykį su savimi. Ir kaip tai padaryti? Visų pirma, susidraugauk su savim. Susipažink su savim. Stebėk savo mintis. Kokias istorijas tu vis kartoji savo mintyse. Mokykis atskirti, kas tose istorijose yra faktai, o kas tiesiog prasimanimai. Stebėk savo reakcijas. Kokios vidinės programos čia įsijungia?
Išsigrynink savo vertybės. Kas tau yra svarbu? Kas yra tai, ko tu nori? Ne tai, ko tu turėtum norėti, o tai, kas iš tiesų rezonuoja su tavo vidiniu aš, kas iš tiesų tau virpina širdį. Ar tavo elgesys atitinka tavo vertybės, ar tu tiesiog pasiduodi išoriniam spaudimui? Tai yra labai labai svarbus klausimai, į kuriuos tu privalai savo atsakyti. Ir prašau, negražink tiesos, būk sąžininga su savimi. Dėl savęs. Padaryk tai dėl savęs. Išmok būti savo pati stipriausia atrama. Palaikymo ieškok savyje. Nustok klausinėti, ar aš kitiems patinku. Ar jie manimi tiki. Pradėk klausti, ar aš tikiu savimi. Klausk savęs, ar aš galiu savo patikti dabar. Ar galiu be priekaištų savo mylėti save dabar. Kai girdi save kritikuojant, sustok ir pasakyk savo, aš dar mokausi. Dabar, šiuo metu viskas yra gerai. Leisk savo jausti visas emocijas. Pastebėk, kaip dažnai tu gyveni tiesiog autopilotu. Išmok būti su savo jausmais. Išbūk su jais. Vidinis saugumas nereiškia, kad nebelieka jokių baimių ar abejonių. Taip, jos lieka, jos yra, bet tu žinai, kad tu gali bijoti ir vis tiek eiti pirmyn. Emocijos gyvena mūsų kūne, taigi susidraugauk su savo kūnu, kvėpuok, apkabink save, rask švelnių būdų, kaip judėti, švelnių būdų. Tai yra labai svarbu. Klausykis savo kūno signalų ir pasitikėk juo. Jis turi tau tiek daug pasakyti. Išmok atsipalaiduoti. Kol tu tinkamai neatsipalaiduoji, tu net neįsivaizduoji, kaip labai tu esi įsitempusi. Kai tu į kažką sureaguoji, pastebėk, kurie tavo raumenys įsitempia. Žandikaulis, pečiai, skrandis, šlaunys. Kažkur įtampa tikrai yra, o toje įtampoje gyvena tavo neišjaustos emocijos. Iš čia kyla ir tavo reakcijos. Ir čia gimė tavo sienos, tas kiautas, kuriuo tu saugai save. Tai yra tavo blokai. Per ten energija negali tekėti. Nustok gyventi vien tik galvoje. Teoriškai vidinio saugumo išmąstyti tau nepavyks. Tavo kūnas turi pasijusti saugus. Taip pat labai svarbu yra išmokti nustatyti ribas. Ir dar svarbiau laikytis jų. Atsimink, kad ribos nėra bausmė, tai yra meilės forma. Ribos nėra apie kitus, nėra apie tai, ką kiti turėtų daryti ar nedaryti. Ne, mieloji, ribos yra apie tave. Jos yra būtinos tam, kad jos yra reikalingos ne tam, kad tu atstumtum kitus, o tam, kad tu pasirinktum save. Kiekvieną kartą, kai tu sakai ne, tam, kas tave alina, tu sakai taip tam, kas tau sukuria vidinę ramybę. Pati sau tu siunti žinutę, mano poreikiai, mano jausmai yra svarbus. Ir taip tu augini savo vidinę stiprybę ir pasitikėjimą savimi. Matai, vidinis saugumas tiesiogiai atsiremia į pasitikėjimą savimi. Elkis taip, kad tu galėtum tikėti savimi. Pradėk tikėti savimi. Pradėk daryti tai,
kas tave šiek tiek baugina, kas yra šiek tiek nepatogu. Daryk tai po truputį, po mažą žingsnelį. Įrodyk savo, kad tu tai gali. Ir švęsk mažas pergalės. Šitaip tu į savo pasąmonę įrašai labai svarbią žinutę. Aš galiu su tuo susitvarkyti. Aš galiu tai padaryti. Aš tikiu savimi. Būtent taip tu augini tikėjimą ir pasitikėjimą savimi. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu priminti. Taip, aš vėl pasikartosiu. Ir tiesą pasakius, jeigu reikės, aš kartosiu tai, kol pamėlynuosiu. Būk sau švelni. Vidinis saugumas auga ne per spaudimą, ne per kritiką ar agresiją sau. Priešingai. Tada jis vėl susitraukia ir tu vėl lendi į savo kiautą, slepiesi už savo sienų. Vidinis saugumas auga per atjautą ir švelnumą savo. Kalbėkis su savim taip, kaip kalbėtum su mylimu žmogum. Nes jei taip giliai pažvelgsi į save, tu pamatysi, kad būtent tai tu ir esi. Tu esi žmogus, kurį tu be galo myli. Net jei tu to dar nežinai. Taigi, mieloji, vidinis saugumas nėra kažkoks asmenybės bruožas, kaip akių spalva ar garbanoti plaukai. Nėra taip, kad vieni jį turi, o kiti ne. Mes visos jį turim. Jis gali būti mažas, tylus, gali būti pasislėpęs, bet jis tikrai yra. Kas kart, kai tu pasirūpini savimi, jis yra su tavimi. Vis arčiau tavęs, vis labiau tikintis tavimi. Būti savimi nėra niekuo apibrėžtas. Nėra tai, kuo kiti įsivaizduoja, tu turėtum būti. Tai nėra tai, kas tu vakar buvai. Būti savimi yra tai, kuo tu kasdien tampi, išlikdama savyje. Toks darbas su savimi gali atrodyti šiek tiek keistai, gali jaustis šiek tiek keistai, gali kilti klausimai, ar tai yra tikrai autentiška. Matai, kai tu žinai, kuo tu nori būti ir tampi tuo, kuo tu nori būti, tai ir yra tikroji autentika. Ir kuo daugiau treniruojasi būti tuo, kuo tu nori būti, tuo daugiau augini savo vidinį aš raumenį. Kažkada tu pajunti, kad tai, kas kažkada buvo keista, nejučia tau tapo visai natūralu. Ir vieną dieną tu žiūri į save ir supranti, kad tau visai patinka, kaip tu kuri save. Ir tu tikrai jautiesi saugi būti savimi. Ir būtent tą dalį rodyti pasauliui. Visas gyvenimas yra kūrybinis procesas. Nori ar nenori, kasdien tu kuri save iš naujo. Taigi klausk savęs, ne kas tu esi, o kas tu nori būti. Ir kurk save tokią. Iš tos vietos, iš tos savęs, kuo tu nori būti. Kiekvienas čia pasakytas žodis yra mano tiesa. Buvo laikas, kai aš buvau savo tamsoje. Ir nors tai buvo pats sunkiausias dalykas, ką man teko išgyventi, tai buvo geriausia, kas galėjo man nutikti. Nes būtent mano tamsa privertė mane atsisukti į save, pamatyti save ir pagaliau susitikti su savimi. Šiandien aš vėl moku džiaugtis gyvenimu ir jos spalvos yra ryškesnės nei bet kada. Aš vis dar esu savame augimo kelyje, aš vis dar mokausi ir tikiu, kad ši kelionė niekada nesibaigs.
Na bent jau aš tikiuosi, kad ji niekada nesibaigs, nes ši kelionė yra tokia nuostabi. Susitikti su savimi yra toks stebuklas. Aš tikrai jo tau linkiu. Ir tai, kad tu šį įrašą išklausėjai iki pat dabar, man rodo, kad tu esi savame kelyje. Ir džiaugiuosi, kad mes susitikom. Ačiū, kad tu buvai su manimi. Keliaukime vėl drauge, jau po 2 savaičių sekančiame įraše. O dabar mintimis apkabinu tave. Su meile, Dangira.